Sveiki gerbiamieji. Šiais metais, pernai, vasarą labai užderėjo gervuogės. Derlius tikrai buvo įspūdingas. Ir gervuogių uogos, jos labai skanios šviežios. Mes surinkom didelį derlių ir užšaldėm. Ir žiemą ragauju ir šaldytos gervuogės man nepatinka. Skonis nelabai. Trūksta ir rūgštelės, ir kauliukų labai daug. Paklausiau GPT, ką daryti. Tai jis sako, paim bananą, į blenderį, jogurto pridėk ir gausi skanumėlį. Patikrinam? Bandom. Turime blenderį, greitaeigį, labai galingą Wartman blenderį, į kurį mes galime dėti šaldytus produktus, netgi ir nelabai atšalčius. Praktiškai ledo gabalėlius. Taip. Vienas bananas. 200 ml jogurto. Nesaldaus, paprasto. Šį kartą graikiško jogurto pridėkime. Čia kartais blenderis nepagauna iš karto, todėl mes turime stūmoklį, kad jam padėtumėm. Ir mes čia turime automatinę programą, 3 automatinės programos. Pasirinksime vidutinę, kadangi mums reikia vis dėlto susmulkinti kauliukus. Ir jungiame. Programa automatiškai atliko savo darbą. Čia labai skanu palyginus su tomis tiesiog šaldytomis gervuogėmis. Šis patiekalas, sunku kalbėti, kaip skanu. Čia bananas davė savo aromato, saldumo, jogurtas davė savo rūgštelę ir gervuogės savaime savo aromatą. Ypatingas skonis. Manau, kad ir jums, ir jūsų vaikams tikrai šį patiekalas labai patiks. Dar vienas niuansas, 2 niuansai, kad vis dėlto kauliukai yra visiškai suskaldyti ir jie visiškai netrukdo. Ir dar vienas dalykas, matėt, kad aš šaldytus šaltus ingredientus dėjau, tačiau patiekalas yra visiškai šiltas, nes šis blenderis ir pašildo kartu. Tiesiog sukimetinė dėl trinimo energijos šis blenderis netgi ir pašildo maistą. Todėl galite pagaminus iš karto duoti vaikams ir nebijodami, kad bus per šalta. Toks skanumėlis, sėkmės jums sode ir virtuvėje. Wartman labai galingas ir labai patikimas blenderis.